vakaras. Sveiki, malonu vėl matyti jūs taip gausiai susirinkusius čia. Mes ateinam į teatrą, norėdami turbūt atitrūkti nuo savo profesinių rūpesčių, nuo kasdienybės. Kažkas klausė, taip kaip sako, bet žmonės, kai nori trūkti nuo profesinių savo rūpesčių, tai siekia važiuoti į gamtą, į mišką, o kur, sako, eiguliai važiuoja, atitrūkti. Ir mes pasikviečiam iškilius menininkus, irgi iš dalies, turbūt norėdami sužinoti, kaip tas teatras atrodo iš kitos pusės. Teisybė, ir mes kviečiam iškilius žmonės tam, kad jie pasidalintų kažkaip savo paslaptimis, savo patirtimis. Mums daug kas įdomu. Kas yra aktorius tada, kai jisai nescena, apie ką jis galvoja, kaip jis žiūri, kai jis žiūri mus nuo scenos, ar jis žiūri mus savo akimis, ar herojaus akimis. Daug visokiausių tokių dalykų, kurie mus domina. Tik tai matyt, ir čia turbūt kreipčiausi jaunesnių žmonės, matyt būtų rizikinga tikėtis, kad iš tų iškiliausių žmonių mes galim ko nors pasimokyti. Todėl, kad, čia matyt reikia pradėti truputį nuo toliau, kodėl nereikėtų turėti tokių iliuzijų, ko nors išmokti. Čia visą laiką prisimenu tokią istoriją, kaip britų kariškiai Antrojo pasaulinio karo metu norėjo nustatyti, kurias lėktuvo dalis karinio reikia papildomai apginkluoti, apsaugoti šarvais, tam, kad jie grįžtų sveiki, daugiau ar mažiau. Ir jie analizavo lėktuvus atskridusius ir žiūrėjo, kur daugiausiai yra skylių pramušta. Ir sako, kad tas vietas reikia ir apsaugoti. Ir tada britų matematikas vienas, jisai vienintelis buvo, kuris atkreipė dėmesį ir apsaugojo nuo klaidos tokios. Sako, ne, jūs klystat, sako. Jūs tyrėt lėktuvus, kurie grįžo. Dėl to reikėtų apsaugoti tas vietas, kuriuose mažiausiai skylių, nes tie lėktuvai, kuriems buvo pataikyta ten, jie nebegrįžo. Tai tam tikra analogija yra ir čia, bent jau man taip atrodo. Mes, kai pasikviečiam iškiliausius žmonės, mes galvojam, kad mes galim iš jų išklausti kažkokį sėkmės receptą ir kažką iš to išmokti. Bet jie jau yra iškiliausi žmonės. Ir turbūt norėdami kažką išmokti, mes turėtume paklausti tų daugelio tūkstančių, kurių čia nėra, teisybė. Dėl to išmokti kažką tai iš pačių geriausių beveik neįmanoma. Ir lieka tik tai klausyti ir žavėtis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mes turim personą gratą, žinoma, aktorę pelniusią visus Lietuvoje įmanomus apdovanojimus. Ir man labai smagu, kad ją pristatyti sutiko taip pat iškili aktorė, kuri jau buvo persona grata kėdėje ir dėl to dabar kreipiuosi į ją, Eglė Mikulionytė. Sveiki, malonu. Miela matyti jūsų šypsančius veidus. O man yra garbė pristatyti, man labai pasisekė šiandien, aš atvežiau jums nacionalinę vertybę, Rasą Samuolytę. Labas vakaras, labai malonu jūs matyti. Aš čia pirmą kartą esu šitoje jaukioje salėje ir pagalvojau, pajutau, prieš tai atėjus, kokie jinai jauki. Labai smagu, kad jūs taip arti. Ir tikiuosi, kad kažkas šį vakarą bus labai gero, jaukaus. Ačiū. Kaip visada. Jūs žinote, kad mes stengiamės pateikti kažkokią staigmeną mūsų vakaro personai, stengiamės atspėti ar sužinoti kažkokiu būdu muzikinį skonį. Tai ir šiandien
Dabar staigmena jums. Prašau. Nothing more than feelings, feelings. Nothing more than feelings, feelings of love. You know that? Okay, as a robot gets itself together and we do it and we get to the middle where we have forgotten our feelings of love, you will help me, huh? Teardrops falling down on my face, trying to forget all my feelings of love. I mean, you know what? What a shame to have to write a song like that. Feelings, I'm not making fun of the man. I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Oh, come on, clap, damn it. What's up with you? I've never seen it. It can't possibly come again. In my heart, feelings, feelings, and I never met you. Feelings that I never even saw you. In my heart,
Oh, this feeling never comes again. Feelings like I never lost you. And feelings like I never really had you. Labai noriu padėkoti, nes čia tokią dovaną padarėt. Ir kodėl nepasakėt, kad reikia turėti nosinę, nes tikrai sujaudino ir atrodo, kad jūs tiesiog labai atspėjat, labai daug žinot apie mane.
Labai ačiū. Mes smagu, kad jums padarė įspūdį. Taip. Eglė? Kas dingo? Tiltai sudeginti. Sudeginti tiltai. Susijaudinti. Uždari vakarai, kaip žinia, turi savo scenarijų. Ir tam scenarijui yra mūsų šį kartą su Egle vaidmuo užduoti po 3 klausimus pradžiai. Paskiau klausimas iš toli, paskiau paskaita, personos ir taip toliau. Ir aišku, gale, pabaigoje mes turėsim pakankamai laiko žiūrovų klausimams, tai prašau jūs tuos klausimus paruošti, pagalvoti apie tai, o pagal uždarų vakarų nusistovėjusią tvarką mano 3 klausimai yra visiems iš anksto žinomi. Tai vienas apie vaikystę, kitas apie tėvus, o trečias suktas. Tai aš pradėsiu nuo pirmo. Sukto? Klausime mano ir numeracija mano. Tai pirmas klausimas apie vaikystę. Štai koks. Noriu paklausti jūsų, ar prisimenat kokį momentą vaikystėje arba jaunystėje, kai staiga pasikeitė jūsų galvojimas apie ką nors. Iki tol pasaulis atrodė toks, o kažkada jis pradėjo atrodyti truputį kitoks. Kol jūs galvojate, aš tiesiog pasakysiu savo pavyzdį. Iki 6 klasės galvojau, kad aš augau tai tiesiog neeiliniai šeimoje. Ir kad tiesiog aš gyvenu tikriausiai, aš esu laimingiausias iš visų savo bendramžių, kurios pažinojau. Ir paskiau 6 klasėje per diktantą mokytoja padiktavo sakinį apie eilinę šeimą. Mano mokytoja, tėvas inžinierius. Tai aš pagalvojau, mano šeima atrodo. Ir mano griuvo ta iliuzija visiškai. Susigriuvo, aš supratau, mes tokie kaip visi. Tai tiesiog nieko nenorėdamas programuoti, bet... Taip, aš dabar galvoju apie... Aš vaikystėje buvau apsupta tėvų meilės, mamos ir aš visada turėjau tokį pasitikėjimą ir jausmą, kad aš esu gražiausia, kad aš esu geriausia ir kad gražiausiai šypsausi, nes tikrai buvo tokios, kaip pasakyti, bet tai nebuvo galbūt toks dievinimas manęs, bet aš tiesiog jutau, kad pasaulis neturi jokių problemų, aš neturiu jokių problemų, man gera. Man namuose gera, aš einu į šokius, į būrelį, man gera, kol vieną dieną manęs gatvėje nepavadino ryžą, storą, ir aš kažkaip tada supratau, kad griuvo, kad aš namuose esu vienokia, o gyvenime esu kitokia. Man tas atsitiko, tas netitikimas, tai kokia aš esu. Ir griuvo, atsimenu, tai buvo vasara, tai buvo pavasaris, aš nekęsdavau labai pavasario, nuo tada, man atrodo, man nepatiko tie pavasariai, todėl kad pavasarį aš supratau, kad išventas tos Strazdanos. Ir toks, per kūną kažkokį, bet per svetimus žmonės aš supratau, man jie sujudino pasitikėjimą, kad aš esu negraži. Aš galvoju, kad aš visada esu graži. O ir kad su mane viskas tvarkoja. Tai tokį išjudino, toks tektoninis lūžis galbūt buvo mano ankstyvoji vaikystėje šitas. Ir neatsimenu dar, gal kažkas ateis, koks nors kitas, kad taip keitėsi. Galbūt tai kažkodėl ateina pavyzdžiai su kažkokiais tokiais rimtais kažkom dramom tokiom, nes vis tiek ta paauglystė, tas augimas, jisai atneša kažkokį tai tokius labai rimtus dramatinius išgyvenimus, kažkas sujuda labai. Kaip ir su mokykla, kad tu staiga supranti, kad tas mokytojas, kurį visi gerbė arba kurio laukia visi pamokų, nes jis
vienintelis mokyklai mūsų laikais vaikščio su džinsais, tai jau čia savaime aišku, kad geras mokytas. Ar staiga tas mokytas tau pamokos metu pasako kažką tokio prie visos klasės ir tu supranti, kad tau ne džinsai svarbiausiai. Mano klausimas, toks nežinau net nuo ko pradėti, praktiškai tu jį atsakėjai, bet pavystyt galbūt įmanoma, kaip tu manai, koks tavo vidinis žvėris, kuris tave scenoje pakeičia? Vidinis žvėris. Yra kažkokie, nežinau, žvėristikas ar instinktai kažkokie, kurie scenoje kažkaip tai... Tu pasikeiti tiesiog, kas tave, nes mes žinom Raselę mažytę, gražią, visi šypsančią, visi tave ryžą, mylinčią visi. Ir tavo tas vidinis, nemėgsta aš irgi šitokių ezoterinių klausimų, bet man tikrai įdomu, kaip tu atsispiri nuo tramplino, kas tave viduje stimuliuoja išprotėti. Žinai, aš ko gero taip nestebiu, bet iš šono galbūt tu gali, tu vertinti, kad kažkaip gal pasikeičia tas žmogus, kuris toks buvo gal švelnus, tai gali ir sužvėrėti, ir vaidinti nusikaltėlę, ir draskyti akis kitiems, ir taip toliau. Gal ta kažkoksai yra toksai scenoje atsitinka dalykas po pavykusio spektaklio, kai tu gali pasakyti, nežinau, kas ten buvo, bet buvo labai gerai. Arba, pavyzdžiui, sakykime, tą žvėrį prabudina dramaturgija, arba prabudina tam tikri uždaviniai, kur tu tiesiog turi surasti savyje tas tamsiasias pusės, tas kažkokius, tas juodasias skylės, iš kurių kažką iškabinti ir ištraukti. Ir mes visi jas turim. Viena atrodo, kad žmogus toks išoriškai gražus, bet viduje visi turim tuos vidinius pamišėlius ir tuos demonus, kuriuos, kas yra sena, tu juos ištrauki, bet tu juos suvaldai. Tu turi tam tikrą metodiką juos ištraukti? Ne, aš neturiu tokio mygtuko, kur paspaudi ir išlenda kažkoksai. Neturiu, bet yra, ir tu pati praėjai, mes paskui gal pakalbėsim, bet dabar vidinis žvėris, kas vartoja tą terminą, tai Kristianas Lūpa, ar ne? Vidinis žvėris ir vidinis tas beprotis ir vidinis tas pamišėlis, kad tu turi pažadinti tą vidinį pamišėlį, nes mes visi turim, mes visi labai daug savyje turim visko. Ir aktorinis yra galbūt tokia profesija, kurioje tu aptinki savyje tuos mygtukus ir juos transformuoji ir įsivaizduoji. Ir gali nugyventi kažkokią tamsią gyvenimo pusę arba, sakykime, kažkokį žmogų, kuriuo tu niekada galbūt netapsi, bet tu gali tą išjausti. Bet vis tik tai egzistuoja tas dalykas, taip? Tamsioji mano pusė, aišku. Ačiū. Ačiū labai. Mums pavyko. Mes šiandien turime dainuojančią aktorę Martyną Gedvilaitę, kuri sutiko mums kartais padainuoti ir pagroti. Sveiki, Martyna. Ačiū labai, labas vakaras. Tuoj sekundėlę. Pradėsiu nuo dainos ukrainiečių kalba. Daina parašyta Maidano aukoms atminti, bet aš leidau ją savo šiek tiek interpretuoti ir pagroti šį vakarą jums. Hey
Nuostabu. Labai stipru. Ačiū, Martina. Kitas klausimas, kaip ir sakiau, iš uždarų vakarų repertuaro, tai yra klausimas apie tėvus. Ar buvote tėvūnėlė šeimoje? Tėvūnėlė? Taip. Kaip pasakyti, mes su sesė. Ir kokias tai turi pasiekmes? Kaip jums atrodo? Mus mylėjo, bet mes tikrai nebuvom kažkokios tai
princesės, darė viską, ką reikia, daug, mama, dėkinga mamai, nes mama, tai iš tikrųjų labai sunku, tai sakys, mama dirbo fabrike, tėtis gamykloje, 3 pamainos ir rūpintis tai, kad mes būtumėm nuvestos į būrelius, aš iššokiu sesę į dailę. Aš labai atsimenu tuos laikus, kai nuvedė į šokius ir mes ten šokam dūksam, o mamos ant koridoriuose mezga ir taip toliau. Tai ta prasme rūpinosi mama ir tėtis mumis ir mylėjo, bet ar lepinėlė? Ne, gal. Bet tie kažkokie meilės didžiuliai kreditai, kuriuos gavau iš tėvų ir kuriuos dar turiu, jie vis dar aš imu iš jų. Tai ar lepinėlė buvau, nežinau, gal labai mylima ir sesė buvo mylima. Gal čia ne lepinėlė, gal tiesiog daug meilės gavom. Stebėdama dabar nuotraukas, pamačiau, jūs taip dviese sėdėt su Dainiu, tai iš karto klausimas, Sudarėm? Čia sudarėm, bet ten buvo anksčiau, prie radiatorius. Tai dažnai sėdėt prie radiatorius. Prie radiatorius? Ne, nesėdim ir vis pakalbam, kad vis mažiau sėdim. Yra trūkumas tiesiog susėdimo, mūsų šeima nedidelė, aš, Dainius ir sūnus, bet visi labai užimti ir supratom. Kažkada mes vaidinom spektaklį Oskaro Koršunovo Ugnies veidas, ten buvo tokia šeimos drama ir tėvas guosdavo mamą, kad jie nesupranta jų savo paauglių vaikų. Tėvas guosdavo mamą, jai sakydamas, kad mes vis dar valgom kartu. Tai mes vis dar valgom kartu. Bet vis reikia valios pastangų, kad kartu pavalgytumėm. Tai čia užduotis kaip tą pataisyti, kad aš norėčiau prie radiatoriaus pasėdėti. Labai graži nuotrauka buvo, tai 2 aktoriai šeimoje. O radiatorius, žinot, iš kur, žinai kur? Čia Kauno dramos teatras. Tai čia Nemuno žurnalo. Taip, fotosesija, taip. Tai aktoriams šeimoje 2 valgyti rečiau pavyksta. Kaip kada? Priepoliai. Būna, kad darbų priepoliai, būna štiliai, o kartais ištinka tai tiesiog nesutampa tvarkaraščiai. Tai tekstų kartu nesitreniruojat? Treniruojamės. Treniruojamės, man labai padeda. Tai nors vienas gerumas, ar ne šeimoje? Apsimoka. Apsimoka. Ačiū. Ačiū. Aš pabandysiu užduoti tą 3 suktą klausimą. Kaip Eglutė ir pradėjo, apie tai, kad ar susėdat kartu, ar ten nesikalbat. Tai ar kartais neatrodo jums, jūs susėdate 2, pavyzdžiui, ir ta šeiminė lentyna pilna visokiausių įmanomų prizų. Jūs jau viską laimėjot. Jūs tapot ir jūs, ir šeima, kaip po tokia, jūs 2, jūs tapot faktiškai, jūs apibrėžiate tai, kas yra, pavyzdžiui, gera aktorė Lietuvoje. Jūs viską laimit ir laimit ir laimit. Aš nežinau, sidabrinė gerbė po sidabrinės gerbės, auksinis kryžius pramaišiui ten su Kristoforai dar prieš tai. Ir kaip jaučiasi žmogus, kuris viską laimėjo? Aš suprantu, kad kiekviena analogija tokia rizikinga, bet mūsų garsioji plaukikė, pernai aš girdėjau ją vieną konferencijoje kalbant, pakankamai atvirai. Tai jinai pasakė, kad tada, kai jinai laimėjo, kad jisai turėjo tokias sunkias labai pasiekmes, nes kiekviena antra vieta po to yra pralaimėjimas. Tai kaip jaučiasi žmogus, viską laimėjęs, ką įmanoma Lietuvoje laimėti ir tapęs faktiškai etalonu. Tai, o kas toliau? Galiu atsakyti, kad tas žmogus taip nesijaučia.
tai yra faktai, bet mūsų profesija yra galbūt išskirtinė tuo, kad tu kiekvieną darbą pradedi iš naujo. Ir Eglė, man atrodo, patvirtins, tas laimėjimas, kurį tu turi, tai jau yra praeitis. Tai yra, aš džiaugiuosi, aš vertinu, tai aš nesakau, kad laimėjau, tai čia viskas pamiršau ir taip toliau, bet tai kaip pasakyti, tai yra malonumas, tai yra tam tikras laiko tarpas, kai tu pasidžiaugi, bet tu turi vėl naujas projektas, darbas ir tu vėl stovi kaip pirmokas ir galva, ką aš dabar čia turiu daryti, tai kaip čia tie laimėjimai nesuteikia, kaip pasakyti, kažkokių tai mielių ar privilegijų, kad aš jau čia dabar... Jau nacionalinės premijos nebegausi, tai kadangi šeimoje dvi turi. Ne, aš tikrai, čia iš tikrųjų didžiulis įvykis yra ir iš tikrųjų aš ir džiaugiuosi ir tai buvo toks didžiulis šokas, nes aš tikrai nesitikėjau, paskui šventė, paskui džiaugsmas, aš tikrai labai vertinu, bet buvo tikrai, aš nesitikėjau, kad bus tiek daug šviesių emocijų ir tiek džiaugsmo atneš šitą premiją. Nes tikrai patyriau labai daug meilės iš žmonių, tai man tas yra, aš tą prisimenu ir man ko gero, kai kokio gal pasitikėjimo duoda, kaip aš tokia esu savigrauža, kartais galvoju, tai nieko negaliu, nieko, ne, bet palauk, ne, tu gali, tai kažką tai gali, čia, premija kažkaip. Yra, kaip pasakyti, vidinio tokio, kaip pasakyti, tokio gerumo, bet vėl pasikartosiu, kad taip, tai džiugu, bet tai gyvenimas eina toliau. Ir vėl iš naujo tu nieko nemoki ir vėl mokaisi. Raselė, ar hobis tavo? Mano hobis? Taip, aš jų turiu labai nedaug. Aš labai mėgstu sportuoti, labai mėgstu pilatesą, labai mėgstu jogą, labai mėgstu rytinius pasivaikščiojimus. Tai tiek. Dar gamint mėgstu. Aš ne šito žinau, laukiu. Laukiai. Dainuot? Ar aš mėgstu dainuot? Nuostabiai dainuoju. Kada aš dainavau? Visada. Niekada aš ne. Visada. Aš žaviuosi žmonėmis, kurie dainuoja, pavyzdžiui, Martina dainavo, tie žmonės, aš galvoju, visada, kai žmonės valdo instrumentą, ar kai jie dainuoja, aš galvoju, kokie jie laimingi. Taip, šalia manęs, kai tu stovėdavai scenoje ir dainuodavai, aš galvoju, kad tavo hobis dainavimas. Čia šitas aš laiminga, nelaiminga? Taip. Aš turiu, ne, tikrai aš dainavau, taip. Aš turiu vieną gabalą įrašius. Pamiršau savo hobį. Aš turiu tikrai vieną gabalą, taip vadinamą, dainą. Vaik. Ne. Aš tik pasakysiu, čia buvo Roberto Zuko spektaklis, pirmas vaidmuo ir sugalvojo tokią sceną, kad aš turiu sudainuoti dainą. Pas mane buvo be proto aukšti kulniukai, nežinau, ten kažkiek 20-19 cm, o mano batų dydis 37, tie batai buvo 43 dydžio. Jie buvo raudoni tokie ir aš turėjau stumti portalą ir dainuoti dainą. Buvo repeticija ir sakė Oskaras Kuršnaus, o tu dainuoji dabar, aš laiminga, nelaiminga. Tai žodžiai. Paskui prisidėjo dar keli žodžiai. Aš laiminga, nelaiminga. Aš daug kentėjau, bet man malonu buvo kentėti. Visas mano gabalas buvo toksai. Aš išstūmiau tą sieną. Paskui po kažkiek laiko amžinatilsį Jūratė Polikaitė vaikščiojo savo vyru Martynu Budraičiu palei į Dailės akademijos langus ir studentai balevojo ir ant viso garso leido šitą gabalą. Aš laiminga, nelaiminga. Tai aš taip džiaugiausi, kai man papasakojo, kad taip, tikrai, aš pamiršau. Taip, aš dainininkė. Ačiū. Ačiū. Ir dabar jau žinau, turėsime personos paskaitą. Taip. Bet prieš tai
Martynos mums padainuoti. Martyna, dainuok daugiau. Antra daina bus pagal poetės Liūnės Sutemos tekstą. Kiekvienas vaikas turi savo mėnulį, su delčia ir pilnatim, kad sulaužytų jį ir gailėtus, grįždamas praeitin, kad išsaugotų jį ir gerėtų savim atsigrįždamas. Kiekvienas vaikas turi savo mėnulį, dylantį augantį tarp sparnų, tik mano vaiko mėnuo nuskendo su pirmuoju šauksmu. Su pirmuoju šauksmu. Senolių upei užkeiktų lobių, rankom supyliau pylimą, Taip, aš prieš 2 dienas sužinojau, kad aš turėsiu skaityti paskaitą. Galvojau, kągi čia dabar man sugalvoti. Ir pagalvojau, kad galėčiau pasidalinti savo tokiu prisiminimu arba patirtim, dirbant su režisieriais iš užsienio, sakykime, nes dabar tokia atsiranda vis patirtis, kad susiduriu su režisieriais atvažiuojančiais iš kitur. Ir labai vienas iš tų režisierių, labai ryškus mano atsiminimas, tai ir spektaklis, tai Kristianas Lūpa. Jisai 15 ar 16 metais padarė Nacionaliniam teatre Tomo Bernhardo Didvyrio aikštę. Ir šitas režisierius išsiskiria tuo, kad... Galima atsistoti? Išsiskiria tuo, kad, nežinot, režisierių būna visokių. Būna režisierių tokių, kurių net aktorius nepamato, nes jis iš tamsos sako kažką paeiti dešinę, kairę. Ir paskui, kai režisierius net nusileidžia, sakykime, iki aktorius nustemba, kad jis turi dar ir kūną.
nes jis visą laiką kažkaip, viskas yra neblogai, viskas gerai. Nežinau, aš nedirbau, bet esu girdėjusi. Tai Kristijanas Lupa iš tokių režisierių, kuris aš nustebau, man atrodė, kai mes su juo pradėjom repetuoti, kad jis yra labai, labai arti aktoriaus. Jis yra net viduj aktoriaus, kažkokiu tai būdu jis ten įeina. Ir jis garsėja tuo, kad labai reaguoja spektaklių metu, žiūrėdamas savo spektaklius iš salės, žiūrovų, garsais, ir kad rašo laiškus aktoriams. Rašo laiškus aktoriams po spektaklių. Nori vieną laiką? Taip. Rašo aktoriams po spektaklių, rašo laiškų formą tas pastabas. Naktimis, taip. O ateidavo beje į repeticiją, visiškai niekada nevėluoja, nes jau 5 valandą jis atsikėlęs, jau kažką prisapnavęs ir kažką užrašęs ir jau pasiruošęs pasiūlyti kažką repeticijų metu. Ir tame spektaklyje buvo 3 veiksmai ir pirmas veiksmas buvo, kad aš arba Toma Vaškevičiūtė, mes dubliuodavomės, ir Eglė Gabrėnaitė, mes turėdavom pirmą visą veiksmą, 2 aktorės scenoje, tai Eglė Gabrėnaitė, aš arba Toma. Antras veiksmas, tai būdavo 3 aktoriai. Eglė, Viktorija Kuodytė ir Masalskis, tai Valentinas. O trečiam veiksme jau daugiau aktorių buvo. Tai visi, taip, visi spektaklio aktoriai būdavo tame trečiame veiksme. Ir tas pirmas veiksmas pareikalavo iš Eglės ir iš manęs labai tokio didelio proceso ir didelių pastangų, nes aš pirmą kartą turėjau vaidmenį, kur turėjau gal 6 sakinius, o Eglė visą tekstą, ji vedė istoriją, o aš turėjau 6 sakinius ir labai daug nuvalyti porų batų turėjau senai. Ir vis turėdavau eiti prie lango ir grįžti prie lango. Ir žinokit, tai buvo man toks įdomus vaidmuo ir toks mylimas spektaklis. Ir aš įdomumo dėlį aš atsinešiau pjesę. Ji yra pasenus, pjesės turi tokį dalyką, jos išsineria iš savo lapų, iš visko. Aš mėgstu saugoti pjeses ir turiu kažkokį tai prietarą, kad netgi nebėra tų spektaklių, man labai sunku jas išmesti. Nes dažnai mano pjesės tampa tokiais visiškai juodraščiais. Ir pavyzdžiui, jeigu čia matosi, aš visada rašau pastabas ir kadangi aš teksto neturiu, tai labai daug prisirašiau savo. Savo labai daug tokių atmosferinių dalykų, nes Kristijanas Lupa, jis nuostabus, jis tiesiog, kuo jis išsiskiria, jis absoliučiai pradeda rūpinasi tuo, kad aktorius turėtų susikūręs savo vidinį peizažą. Man tai buvo labai gražus terminas naujas iš Lupos, nežinau, kaip Egliai, jisai sakydavo, mes visi turime turėti, visi spektaklio aktoriai, bendrą peizažą. Sako, įsivaizduokite, tai yra sodas su daugybė medžių ir sako, ką tu darai, kai tu įeini į sodą. Tu juk eini iš pradžių prie vieno medžio ir tu dar nežinai, į kokį tu kitą medį pasižiūrėsi ar ką. Tu tiesiog leisk savo keliauti nuo vieno iki kito. Jis visada stumė aktorių į nežinomybę. Bet į nežinomybę vien tam, kad tu kurtum situaciją ir kurtum netikėtumą. Ir, ką Eglė, nežinau, iš kur jinai nežinau, kaip jinai atspėjo šitą, paklausė, kas tas vidiniai demonai, bet Kristijanas Lupa visada sakydavo, tu turi, kiekvienam aktoriui sakydavo, pažadinti savo vidinį pamišėlį. Tu turi sukurti tokią savo minčių seką ir vaizduotę, kad tu visada tavo mąstymas vestų tavo kūną, tavo mintis vestų kūną. Ir man tai buvo, pakankamai jau turėjau ir daug patirties, bet mane labai nustebino ir sužavėjo jo darbas su aktoriumi,
kad jis nenustatydavo konkretaus tikslo, jis nenustatydavo, kad va čia tu turi prieiti kulminaciją ir čia turi kažką suvaidinti, tu čia išsprogti turi ir taip toliau. Tai yra ta partitūra pas jį, bet ji būdavo tokia daug subtilesnė ir labai primeksdavus ten tokių visokiausių istorijų. Ir mes su tuo spektakliu pagastroliavom visai nemažai, ar ne, buvom ir Avignono festivalyje. Ir laukdavom jo laiškų. Kadangi aš teksto turėjau nedaug, tai nedaug turėjau pastabų, bet turėjau keletą. Bet ir dar papasakosiu tokį dalyką, aš nežinau, mano pirmas atvejas su režisieriumi, jisai žiūrėdavo spektaklį ir jis reaguodavo maždaug taip. Ir mes tokie iš pradžių taip ir mes iš pradžių sėdėdami, vaidindami salėje, taip iš pradžių pirmus kartus per pergos, taip maždaug, kas čia dabar, kas čia. Paskui mes pasiekėm tokį lygį, kad mes jeigu negirdėdavom jo sen išdavo, Jėzus Marija, kažkas ten ir pasakydavo, tai mes galvodavom šakės, blogai vaidinam. Mes buvom jau priklausomi nuo jo to tokio, ten visų tų, bet pas jį būdavo toksai nevaldomas toksai, nu toks, nežinau kaip pasakyti, atsipalaidavimas, visiškas pasijungimas į tai, ką jis mato. Ir aš atsimenu, suvaidinom Vilniuje premjerą. Ta premjera praėjo sudėtingomis sąlygomis, nes nesuveikė kažkokia video projekcija, ir kaip tik buvo Eglės ir Viktorijos scena. Antras veiksmas prasideda, įeina seseris, Viktorija ir Eglė. Kristianas Lupas sėdi žiūrovų salėje viršui ir stop. Spektaklis nutraukiamas, visi aktoriai išeina iš scenos, atsiprašo dėl techninių kliūčių personalas, tvarko, o prieš tai žiūrovas jau matė pirmą veiksmą mūsų su Eglė ir jau buvo išsakęs. Tai įsivaizduot, žiūrovas pagalvojo, čia kas vyksta? Atvažiavo kažkoks lenkas, aikčioje, nutraukė spektaklį, nu čia dabar. O mes labai normaliai žiūrim, jis precizį, kad tiesiog nesuveikė, jis nori, kad žiūrovas pamatytų taip, kaip turi būti, o net kažkokį tai broką. Na, žodžiu, ta premjera įvyksta ir šiokiu ir tokiu būdu, viskas įvyksta, viskas iš trečio karto, man atrodo, jūs ėjot ir suvaidino tą antrą veiksmą. Ir aš po kokių kelių dienų nueinu pas savo gydytoją ir sako, buvau, nu, jūs tai esate, kad nedaug ten vaidinate, nieko tokio. Masalskis, o ką Masalskis? Kaip Masalskis, kaip Masalskis. Nu, bet jis, ką savo leidžia, tas Kristianas Lupa. Nu, nereikia pasakoti, aš tikrai pakeičiau polikliniką ir tą gydytoją. Nes tikrai aš turėdavau ateidavau ir turėdavau kažkokių problemų, bet vis tiek aš klausydavau, kaip ten vaidinu, ir ten, nesvarbu, kiekvienas mes turim savo nuomonę, bet tai tokį sukeldavo tokį jausmą, bet su juo dirbti buvo tikrai labai įdomu. Ir aš šiandien paskambinau Eglei Gabrielai ir sakau, aš važiuoju į Kauną į susitikimą. Ir sakau, Eglė, ar aš galiu paskaityti laiškus, nes aš turiu kelis laiškus, kuriuos Lupa rašė. Eglė, gali, tik neskaityk tų vietų, tam tikrų vietų, kur jau rašo, kad aš netalentinga. Taip nebuvo, bet čia Eglės Gabrėnaitės ir Lupos santykiai čia reikalauja dar vienos, man atrodo, paskaitos ir susitikimo, gal net su Egle, nežinau. Bet tai būdavo taip, kad, pavyzdžiui, mes su Egle turėjom, kaip minėjau, tą pirmą veiksmą, mes buvom labai artimos, mes kur išvažiuojame į gastrolės, mes susirenkam ar pas mane, ar pas ją į kambarį, prasieinam pro pirmą tą veiksmą, bet jeigu po spektaklio aš per pusryčius viešbutį Eglę pamatydavau
pelenų spalvos veidą kažkokį. Tai ką parašęs? Ir jis sakyto, eina jisai. Bet jie ten ir pykdavosi, ir taikydavosi. Tai aš žodžiu, galbūt šiek tiek paskaitysiu laiškų. Aš atsiprašau, jeigu tekstas bus nelabai taisyklingas, nes mums visada versdavo tiesiog žmogus nelabai, nelietuvis, lenkas, tai žodžiu, kalba tokia. Pavyzdžiui, šiandien spektaklis be vaizdinių, be atneštos paslapties, be Jozefo mirties. Jozefas profesorius, kuris iššoko pro tą langą, ar pro tą langą aš žiūrėdavau. Be to, ką turime viduje, to išsakyto, kas mus veda. Jūs buvote be beprotybės vedamo gedulo, vidinio įsigilinimo, be to, kas žmogaus viduje tūno, ta keista gedulo energija, tas absurdo jausmas, prieštaravimas, kraštutinumas. Viskas ne tam, kad rodyti tai, o tam, kad tai turėti ir kad tai mus vestų. Viskas buvo be atsiverimo partneriui, padarytų situacijų atlikimas. Vienintelė maždaug gyva scena buvo antro veiksmo pradžioje, seserų pokalbis, Eglės ir Viktorijos, bet irgi ne iki galo. Spektaklis suskubėtas, paviršutiniškas, be rizikos, be susitikimo, be minties energijos. Aš dar parodyčiau, čia labai daug yra daugtaškių, tai tiesiog per tos daugtaškius gali jausti tą režisieriaus tikrai tragišką liūdesį. Visą laiką kalbu apie perpildytą vaizduotę, apie pasiruošimą priimti savyje ekstremalius vaizdavimus, paslaptį, kad turėti ką nuslėpti. Spektaklis buvo nuobodus, schematiškas, iliustratyvus, be vidinės šviesos, be demono, be noro provokuoti. Eiti į kelionę su savo nuotaika, su tuo pojūčiu kabančios melancholijos, su jausmu lyg ištremtas iš šio pasaulio, to neegzistavimo, levitacijos. Ne tai, ką veikiame tekste, bet kas yra po juo, kaip bendravimo paslaptis. Jis mums duoda, ta paslaptis duoda mūsų vaizdiniams, mūsų žodžiams, jų energiją ir intencijos. Ir paskutinis, tegul tave veda arba Dievas, arba velnias. Bet savyje reikia turėti arba tą Dievą, arba velnę. Atnešti jį į teatrą, vidinį pamišėlį. Na, žodžiu, dar, pavyzdžiui, apie mus rašo. Pirmas veiksmas baisiai pakylėtas, mąstymas apie situacijas ir gestus, viskas daroma. Kiekviena iš jūsų daro savo, viskas yra saugu, viskas neįdomu, nėra jokių konflikto ženklų, to kažko neišspręsto, įtampos tarp jūsų. Žodžiu, ir rašo, tegul mintis eina link kažko sekančio, o ne prie minties pasakyto drožimo. O dabar yra kažkoks žiūrovo reakcijos išspaudimas, dingsta tas apsėstas mąstymas apie profesorių, jeigu viskas yra taip rodoma, nėra tame žmogaus iš viso. Ir, žodžiu, tu turi kažkaip tai susirinkti save po tų laiškų skaitymo. Nu, pavyzdžiui, Herta pakylėtai elgėsi ir su batu, ir su lygintuvu. Perlenkia. Turėkite savyje tą kažkokį liūdną savo ritualą, o nedarykite išraižėto pakylėjimo. Nedarykite savo aktorystės mišių. Perlenkimas nužudo bet kokį susijaudinimą. Tai Kristianas Lupo buvo tas režisierius, kuris visada norėjo, kad mes išspaustumėm ir išprovokuotumėm tą savo vidinį žvėrį, vidinį demoną, tą vidinę juodąją skylę. Ir man labai patiko, kadangi aš tiesiog dalinuosi tuo, kaip pripildė jis. Man labai buvo įdomu vaidinti Hertą. Aš neturėjau daug teksto, man labai buvo įdomu valyti batus, žiūrėti pro langą. Ir jis kažkada per repeticiją sako, ir kaip tik dabar Martina dainavo, koks ten buvo tekstas apie Saulėgrąžą? Saulėgrąžą žydi ir žydi. Va, Saulėgrąžą žydi ir žydi. Tame spektaklyje profesorius nusižudė, bet tas profesorius žadėjo pasimti Hertą tarnaitę į Gracą, į kitą miestą.
ir jos pykstasi su ta Citeli, su Eglės Gabrėnaitės personažu ir atsitinka toks momentas, kad Eglė Gabrėnaitė, kaip savo personažas Citeli, pradeda mėtyti į mane iš spintos rūbus ir maždaug ką tu čia užsisvajojai, niekur tu nevažiuosi. Ir aš taip suklumpu prie tų savo krūvos batų ir taip mizanscena tokia pakeliu akis ir sakau, o Gracija, tiek daug saulėgrąžų. Ir Lupa vieną repeticiją, tiesiog toks pavyzdys, kaip atidaryti mokėjo aktoriaus, pavyzdžiui, man kaip jis praplėtė iš viso tą momentą. Sako, žinai, Herta, jinai pasako, Gracija, tiek daug saulėgrąžų, joje prabunda kažkas mistiško. Sako, joje prabunda Afrika. Sako, ir taip Lupa, taip pradėjo, jis tikrai garbingo amžiaus žmogus, ir sako, jei tos saulėgrąžos, ji atsistoja ir jinai tiesiog įsivaizduoja, ateina su profesoriumi, renka gėlytės ir galvoja, čia mano gėlytės, čia mano saulutė, čia mano profesorius. Ir Lupa taip įsijautė, visas rodo, kaip reikia vadinti, ir aš matau jo kelnes, taip krenta. Ir nukrito kelnes, nes jis tiesiog nesirūpino tuo, jis tiesiog apsirėkė tos kelnes, kažkaip nesuvaržas, jis tas kelnes pasikėlė, užsimovė. Yra tokie brangus momentai ir net aš po repeticijos užsirašiau prie Gracija tiek daug saulėgrąžų, užsirašiau Afriką, Saulytė mano profesorius ir prašau, Lupai nukrito kelnes. Tai prasme, kartais tie suvaidinti spektakliai, tos užsirašytos pastabos, jos tiesiog prikelia tos dienos nuotaiką, tos dienos įvykius ir kiek čia liko? Iš jau 20 minučių. Tai pabaigsiu šitą paskaitą tuo, kad gyvenime labai yra, man atrodo, svarbiausiai kažkokie dalykai, kurie mus ištinka, tai netikėti susitikimai ir kai tu kažką gauni tokio ypatingo, ir nešiesi, ir man labai padėjo ta patirtis ir padeda ir toliau galvojant, fantazuojant, kad nesibaigia personažas tavo, tiesiog, kad kiekvieną kartą jis tiesiog kaip ir žmogus, mesgi neskiriam, kada mes pradedam galvoti ar baigiam, mes visada galvojam. Taip ir tas žmogus, kurį tu kuri, kad tas minčių srautas tiesiog kartais labai nuneša toli ir būna įdomi kelionė. Tai buvo tokia kelionės kurstelė Lupa. Visai netrukus žiūrovų klausimai. Tai dabar vėl žiūriu į Martyną. Grupės, su kuria kartu koncertuojam Dikvaž daina Žaibas. Aš nežinau, tau pasakyti, tai būna kaip žaibas iš giedro dangaus. Aš nežinau, kad tau pasakyti, tai būna kaip žaibas iš giedro dangaus. Aš sakysiu, kaip myliu, kai ateisi sapnuose. Aš negaliu patikėti širdimi ir man skauda pirštus
kai aš liečiuosi, nesakyk, kad man teks pasilikt su savimi, su savimi, su savimi. Sapnuose aš negaliu patikėt širdimi. Ir man skauda pirštus, kai aš liečiuosi, nesakyk, kad man Paprastai mes randam, ką nors, tai kreipiamės. Anksčiau į mikrofoną kalbėjau. Taip. Ačiū, Katrina. Paprastai randam pažįstamą personą su žmogu, į kurį kreipiamės prašydami suformuoti klausimą. Ir vadinam tai klausimu iš toli. Šį kartą klausimą iš toli uždavė poetė ir dramaturgė Daiva Čepauskaitė. Jie iš tikrųjų pasiūlė 3 klausimus. Čia yra? Daiva? Iš toli sakė. Iš toli? Išgirdau juoką, galvojau, gal Daiva. Jie uždavė 3 klausimus. Bet kadangi formatas vieno klausimo, tai tą vieną leidau savo išrinkti. Jis skamba taip. Jei gautum mėnesį be dienos repeticijos spektaklio filmavimo teksto mokymosi, ką nuveiktum? Mėnesį, bet mėnesį be filmavimuose, be teatro, be mokymuose.
Laisvą Ką mėnesį. aš veikčiau? Taip. Aš norėčiau tikriausiai kažkur išvažiuoti. Aš norėčiau susitvarkyti namus. ir pailsėti, ir man atrodo, tas mėnuo praeitų labai greitai ir aš nepasilikčiau nei teksto, nei teatro, nei kino. Ir galvočiau, gal dar galima vieną mėnesį. Man atrodo, aš tikrai ne iš tų žmonių, kurie be darbo nežino, ką veikti. Tai prasme, kur galvočiau, kasgi aš esu be teatro, arba kasgi aš esu be kino. Man atrodo, laikas... Bet yra kartais toks dalykas, kad, man atrodo, tą laiką iš mūsų kažkas vagia. Ir tas, net atrodo, kai atrodo turi laisvo laiko, atrodo, kiek tu turi laisvo laiko, ar dabar kiek tu visko padarysi, ir staiga tas laikas praeina, ir visi tie nepadaryti darbai lieka. Tai aš labai norėčiau, kad tas mėnuo, kuris būtų, kad jis tiesiog būtų, aš būčiau tiesiog to laiko karalienė. Aš labai atsiprašau dėl tos karalienės. Patikslinčiau, kad taip neliktų, nes čia vėlgi Kristiano lūpos yra terminas laiko karalius. Kas yra laiko karalius scenoje? Tai yra tas, kaip sakydavo, būkit karaliai laiko, o tai reiškia, kad tu turėtum pojūti, kad tas laikas tu nieko neturi skubinti, tu nieko neturi įrodyti, kad tu gali nueiti greičiau, kad tu gali padaryti geriau ir taip toliau. Ir, sako, paradoksas, kai aktorius scenoje skuba, laikas labai išsitiesia. Nes atrodo, jis skuba, viskas nuspėjama, bet sako, kai jauti, kad aktorius valdo laiką scenoje, jis tiesiog, sako, tada užkrečia žiūrovą tuo laiku. Tiesiog aš norėjau pasakyti, kad norėčiau neskaičiuoti laiko tą mėnesį. Ačiū. Kągi, žiūrovų klausimai. Jeigu galima paprašyti truputį šviesos į salę. Mes dalinsimės mikrofonus su žiūrovais. Kas norėtumėt ko paklausti? Prašau, va tas gal ir pasieks, pažiūrėti. Tai gal nereikia mikrofono, aš garsiai paklausiu. Kai kalbėjote apie tą mėnesį... Kai kalbėjote apie tą mėnesį, į tą klausimą iš toli atsakinėdama, pasirodė, kad jums jo labai reikia. Iš tikrųjų, viskas mūsų valioje. Tai kodėl jūs jo nepasiimat? Aš jį pasiimsiu Liepos mėnesį. Sėkmės. Ačiū. Kas dar norėtų paklausti? Aš? Prašau. Aš norėčiau, kad Rasa apibūdintų save kaip mamą, labai daug pasakojant apie darbus ir savo vaikystę. Tai jeigu galėtumėt bent 3 žodžiais, kokia jūs mama? Tikriausiai kartais labai užknisu vaiką, nes klausiu, ką valgiai. Ar pavalgiai. Nežinau, man atrodo, kad aš esu mylinti mama. Man atrodo, kad aš taip tikiuosi, kad aš kažkaip nenoriu, kad sūnus elgtųsi, kaip aš noriu arba kaip aš įsivaizduoju. Gal aš dar ta mama, kuri sunkiai paleidžia vaiką, nors jam jau 18 metų.
Ir vis norisi gauti žinutę, kada grįši, kur tu, kontrolė, ji egzistuoja. Mane labai sujaudino iš tikrųjų pradžia šito vakaro iki ašarų, nes priešais mane buvo atidarytas kompiuteris, o ten buvo baseinas, ropojantis vaikas, valgantis vaikas, augantis vaikas ir Niko Keivo daina. Tai, man atrodo, viskas apie tai, ką šiuo metu aš ir apie ką ir gyvenu. Man atrodo, aš esu tiesiog, man atrodo, labai labingas žmogus, kad aš turiu tokį sūnų, vaiką, kad aš tai galiu išgyventi. Ir ko gero aš susiduriu kaip ir mamos, kurioms jau vaikai užauga, jie išeina. Tai to toks rūpesčio daug. Ir nenorėčiau, kad sūnus labai matytų tą rūpestį, bet ko gero esu mama, ta, kuri, kaip ir visos, kada grįši, ką pavalgiai. Ir noriu, kad viskas būtų gerai. Ar atkalbinėja teatrinio kelio? Jis nesirenka teatrinio kelio, jis nenori būti aktoriumi. Jam kartais mūsų gaila. Nes jisai mato mus labai dažnai su tekstais ir šiaip su kalbom. Jam labai įdomu, ką mes išgyvenom teatre. Jisai sako, jūs tik pasakokit, jam įdomu, su kuo mes susidurėm. Bet ne, jis nesirenka teatro. Nors mes labai juokėmės, kai jam buvo gal 1,5 metukų, jis prieš Alytaus virtuvėje stovėjo. Jisai nebuvo niekada buvęs teatre. Ir jis kažką padarė, kažkokią raidę pasakė. Mes paplojom ir jis nusilenkė. Ir mes galvojom, Dieve. Genai. Negi taip yra neišgraužiama. Bet ne, jis nesirenka teatro. Jis renkasi kiną. O kodėl jūs pasirinkot aktorės karjerą? Atsiprašau? Aktorės profesiją, aš čia priekį. Aha, spyginėtis nematau. Aš va čia. Ai, čia jūs. Man labai patiko vienas spektaklis, man labai patiko būti, iš pradžių man patiko būti scenoje, aš nuo 4 metų scenoje, nes šokau. O kadangi buvau mažiausia, tai visur pirmoje eilėje ir visur. Ir man patiko, žmonės šypsosi ir jiems patinka, kaip aš šoku ir mane pagiria. Supratau paskui, kad aš tokia nepriklausoma, tiesiog man jau atrodė, jeigu aš kažką padarau, tai, kaip, kad jau reikėtų pagirų, tai čia buvo tokia žvaigždės lyga vaikystėje, bet ją persirgau. Tai ta scena, matyt, jie taip traukė, bet aš labai atsimenu, kadangi aš esu iš Panevėžio ir aš mėgdavau į teatrą, jau kai mama nuvedė į gerą spektaklį, man jau patiko teatras. Ten buvo tokios ypatingas salė, aš dabar labai seniai buvau, ten tokios mažos lempos ir aš, kai prasidėdavo spektaklis, tas momentas, kai gesta tos lempos, jos taip traukėsi ir atsiveria ta uždanga, man atrodydavo, kad tai yra toks kažkoks kitas pasaulis ir aš galiu pasinerti į jį. Tai galbūt labai ta trauka tokia atrodė, kad ten vyksta kažkas tokio, ko tu nepatiri šitame gyvenime. Tai žinoma, dar buvo susijęs su tuo, kad tai visi žiūri. Tai ko gero tas dėmesio, tas scenos kažkoks noras dalintis tuo. Bet ko gero tai kažkaip parėjo nuo vaikystės. Patiko būti dėmesio, kažkaip, kad į tave žiūrėtų, mane tas netrikdė. Kol paskui neįstojau į aktorinę, aš supratau, kad to siaubė, kaip tai sunku. O jūs apie kitą profesiją negalvojate, jeigu nebūtumėte aktorė, ko tuomet būtų? Negalvojau, čia ir buvo siaubas, nes pagalvojau, belaikydama egzaminus, o kur aš stosiu, jeigu aš neįstosiu, pas mane nebuvo jokio B varianto. Būčiau, mamai sakiau, kad vis tiek stosiu kažkur kitais metais į aktorinę.
Gal labai toks, nežinau, gal čia nekorektiškas klausimas, bet aš pati sulaukiu irgi to klausimo ir aš pastebiu, kad jūs labai mažai makiažo naudojate. Ir pas mane klaus, kodėl tu nesidažai, kodėl jūs, Rasa, mažai makiažo naudojat, nes vat ką atsakyti žmonėm, dėl ko, nes jūs, ta prasme, jūs šiaip labai esat gražus žmogus, aš irgi galvoju, kad man natūraliai užtenka to grožio. Tai ką pasakytų? Bet aš, pavyzdžiui, šiandien labai pasidažius. Kaip pasakyti, aš tikrai mėgstu kosmetiką, gal aš renkuosi tokią, kur, kadangi teatre mes patiriam, arba kine patiriam kartais to grimo, nors aš galiu pastebėti, kad grimas su metais teatre vis jo mažėja, vis toks tarpinis variantas tarp kino ir teatro, nes daug kamerų atsiranda, bet yra spektaklių su ryškiais grimais. Bet yra tai, kad aš anksčiau, sakykime, paauglystėje tikrai labai daug dažydavausi. Ir buvo toks grožio, net tiesiog tai būdavo gražu, labai daug grimo, grimas buvo labai prastas, balet vadinosi toksai. Tai ten tiesiog matydavai, kur baigėsi tas grimas, čia kaklas, o čia grimas. Bet tai, tada tai buvo gražu ir šešėliai visokiom spalvom. Man dabar patinka, iš tikrųjų, patinka natūralumas. Tiesiog man gražu, bet man labai gražu, kai žmonės ir pasidažo. Bet man lengviau, kai aš save atpažįstu. Tai sakykit žmonėms, kad jums tai patinka. Paskutiniam klausimui turėtume dar vietos, jeigu turit. Taip. Aš. Toks sutapimas, aš irgi iš Panevėžio ir dirbau Miltinio teatre Rūbinėse. Tai žinot, visokių ten kalbų, plepskų ir rimtų dalykų. Ir buvo toks aktorius labai geras ir garsus Petronaitis. Taip, aš žinau. Jis vaidino Makbetą. Taip. Ir legenda tokia, kad jis iš Makbeto vaidmens ir neišėjo, jis lengvai pamiršo. Psichoterapeutai, psichologai, jie turi kaip išsiventiliuoti, jie turi mentorius, nes kitaip sprogtų nuo svetimų problemų. Ar išėjimas iš vaidmens ir to demono sugrąžinimas yra sudėtingas dalykas, ar tai yra, ar tiesiog vaidmens DNR pereina iš dalies į jūsų tolesnį DNR? Ačiū už klausimą. Turėčiau pasakyti, kad Stasė Petronaitė ir, atsiprašau, jo žmona, vardas, nepamenat, koks buvo, aktorė irgi, Zdanavičiūtė, Regina, man atrodo, Regina, kad aš net buvau pas jos namuose, nes mano sesė vyresnė porą metų ir jis studijavo Klaipėdoje režisūrą ir rašė darbą kažkokį apie juos ir jie įsileido mūsų namus. Ir taip, tuo metu aš nekvestionavau, man atrodė toks didelis. Aš nemačiau Makbeto, nemačiau nei vieno vaidmens, bet jame buvo tas kažkoks didžiulis nepasitenkinimas teatru jau po jo, kas vyko. Manau, kad čia ne viena tokia istorija, kai atsitinka, kad aktorius suvaidina labai didelį vaidmenį ir po to labai sunku jam kažkaip persilaužti kitus vaidmenis, ar eiti, ar kiti atrodo netokie geri, netokie verti. Tai čia galbūt viena pusė Stasio Petronaičio, tai labai dramatiška asmenybė, man atrodo. Ir atsitinka kartais tokių ir situacijų, talentingas žmogus, bet kažkaip palūžo kažkokiame taške. Bet man atrodo, ten susiję dar su sudėtingais santykiais su režisieriumi, ten kompleksiškai buvo. Bet tas išsiventiliavimas, kaip jūs paminėjote, man padeda, yra tos juodosios, sakykime, tokios, tokie po premjerų tos tokios zonos, kai atrodo kažkas įvyko ir staiga tu kažkaip turi gyventi gyvenimą ir tu nebelabai žinai apie ką, tau viskas atrodo ne taip įdomu, tu esi toks pavargęs ir taip toliau.
Bet man labai padeda veiksmas iš tikrųjų. O tas veiksmas jis gali būti labai paprastas. Kas tave gražina į buitį, kas tave gražina į gatvę, kas tave gražina į pamatytą paukštį, į tiesiog vaikščiojimą. Ir šiaip, suprantat, man atrodo, kad gyvenimas gelbėja, nes, žinot, tu suvaidini spektaklį, bet tu grįžti namo ir yra šeima ir kažkaip tai neleidžia užstrikti tame, nes aš pasiilgstu paprastų dalykų, kai aš leidžiam kokią premjerą ir aš suprantu, kad aš pasiilgstu kažkokių paprastų rutiniškų dalykų, kurie pasirodo yra labai malonus. Tai kartais tai išventiliuoja paprastas gyvenimas, paprastas veiksmas, vaikščiojimas. Ir žinau, kas yra pavojinga. Yra pavojinga užsibūti ir užsibūti tose emocijose. Tai aš jau turiu kažkokią tokią, žinau, kas man padeda įėjimas. Tai čia mano išsiventiliavimas. Ačiū. Tai daina vienos pirmųjų Lietuvoje merginų roko grupės, kurios vadinosi Eglutės. O daina vadinasi Daina apie Kauną. Aukštą kalną
nes nėra, aš manau, labai graži daina pabaigai. Tas kalnas. Ir aš tiesiog sugalvojau, taip ir paprašiau Martynos ir pabandykim taip kaip kine, arba teatre, gal greičiau kine. Aš skaitysiu tai, ką vadina credits, žmonės, kurie prisidėjo. Taip. Ačiū tiems, kurie prisidėjo. Režisierė Greta Mirmauskaitė. Video iškasa Titas Jurjonas. Garsas Tomas Zinkus. Šokio ir teatro pedagogikos 1, 2 ir 3 kurso studentai. Aktorius Mindaugas Gargasas. Administracija Kristina Arnis Goda. Ar mes turime režisierę Gretą? Eglė Mikulionytė. Ir Rasa Zamalytė. Mūsų vakarus remia garsioji kavinė Kultūra. Ačiū labai ir iki kitų kartų.